negali padėti vargšams, jeigu esi vienas iš jų. Dažnai girdžiu, kai žmonės sako, kad pinigai nėra svarbu ir kad ten jie laimės netneša ir panašiai. Tačiau štai jums tokia istorija. Kartą viena mokykla važiavo į kitą mokyklą, ekskursiją, nes ten turėjo visi žaisti futbolą, žodžiu. Ir grįžtant atgal, autobusas sustojo prie vieno restorano, kad visi galėtų pavakarieniauti ir tęsti kelionę. Tačiau du berniukai broliai liko autobuse, iš jo nelipo, nes jiems tai buvo per brangu, jie tiesiog negalėjo sau to leisti. Ir vieno vaiko tėtis priėjo prie jų ir sako, aš kviečiu jūs į restoraną, aš už viską sumokėsiu ir niekas apie tai nesužinos, tačiau aš norėčiau, kad ateityje jūs lygiai taip pat kažkam padėtumėte. Ir šitie žodžiai, šitas palaikymas berniukams taip įstrigo, kad užaugę jie tapo multimilijonieriais ir padėjo daugybei pasaulyje vaikų, kurie negalėjo nusipirkti savo maisto.